pristatysiu. Mano vardas Ana Staševičienė ir aš neįgaliųjų reikalų departamente kuruoju būtent va šitą projektą, koordinuoju sistemą stasis.lt bei padedu jums, tiems, kas gavo tokį kvietimą, kad reikia įsivertinti statinį. Dabar šiandien mes darysim sekančiai. Pirmiausia, apie 25 iki pusvalandžio maksimum aš pristatysiu esmę, parodysiu, kaip naudotis žingsnis po žingsnio. Jeigu jūs turėsit klausimų, jūs tiesiog fiksuokite, nes antras mūsų susitikimo pusvalandis ir bus skirtas klausimams, atsakymams. Bet labai tikiuosi, kad man pavyks per pirmąjį pusvalandį galbūt netgi atsakyti jau jūsų paruoštus galvoje turimus klausimus. Tik labai toks didelis prašymas, labai prašau visų išjungti bent jau šiam pusvalandžiui mikrofonus, tam, kad visi galėtų be kliučių girdėti informaciją. Taigi pirmiausia, nuo ko reikia pradėti ir mano žiniomis daugelis iš jūsų jau užsiregistravote ir turite savo paskyrą. Bet prieš tai dar vienas toksai svarbus momentas, nes esu tikra, kad daugeliu iš jūsų kilo klausimas, kodėl mes turim tai daryti. Ir tai yra visiškai normalus klausimas. Ir jūs visi esat užkrauti darbais ir iš karto dar vienas toksai darbas, papildomas darbas, o laiko nėra. Ypatingai, kai yra metų pabaiga. Tai visa tai yra tikrai labai suprantama ir dėl terminų, tai tam, kad, sakykime, dažniausiai būna metų pabaiga labai intensyvi, metų užbaigimo darbais, bet statinių įvertinimą reikia atlikti iki sausio mėnesio pabaigos. Tai kodėl tai yra reikalinga? Tai reikalinga iš dviejų pusių. Yra tokie du tikslai. Vienas yra ilgalaikis tikslas, kitas yra trumpalaikis tikslas. Tai šiame etape trumpalaikis tikslas yra svarbiausias. Jo tikslas yra toks, kad kartu su ministerija departamentas pradėjo rengti prieinamumo didinimo veiksmų planą. Tam, kad planą parengti efektyviai, tam, kad efektyviai parinkti įgyvendinimo to plano priemonės, tame tarpe ir finansinės priemonės, kad padėti Lietuvoje esančiom įstaigoms padidinti savo prieinamumą, tai negalim padaryti, kol neatliksim auditą. Tai reiškia labai svarbu pamatyti, kokia yra bendra situacija Lietuvoje su prieinamumu. Šiai dienai dar be mokymų, čia aš dabar parodysiu statistiką, kurią ir jūs galit pamatyti Stasis.lt puslapyje, paspaudę šitos tokį kaip grafiką. Ir čia jūs galite pamatyti statistiką. Ateityje galėsit atfiltruoti pagal savo savivaldybę arba konkrečiai pagal jūsų statinį ir matyti konkrečiai to statinio prieinamumą. Prieinamumas yra išskiriamas pagal 4 pagrindinės negalios tipus. Tai yra judėjimo negalia, regos negalia, klausos negalia. Ir šiaip ne visada rodomas, bet kažkodėl, nežinau kodėl, mes su programuotojais visą laiką aiškinomės, tai man iš vieno kompiuterio rodo, iš kito ne, bet šiaip iš esmės čia dar, atsirado ir bendras prieinamumas. Kaip pavyzdys, atfiltravę, pavyzdžiui, mes paimtumėm Marijampolės savivaldybę
ir mes jau konkrečiai matome būtent Marijampolės savivaldybei šiai minutei jau užpildytų anketų situaciją ir mes matome kaip pavyzdys, kad klausos ir pažintinių funkcijų sutrikimams prieinamumas yra mažesnis negu judėjimo ir regos negalia. Tai yra tai, ką jūs galit matyti valdant šią sistemą ir stebėti, kaip yra pildomi ir kokie yra rezultatai. Dabar aš grįžtu prie pačio žemėlapio, prie kaip ir pagrindinio puslapio. Šioje vietoje šitas žemėlapis ir ši informacija yra jau kaip ilgalaikis tikslas ir labai yra svarbi būtent kaip ir žmonėms su negalia. Esmė yra tame, kad ne visada, ir tai yra visiškai normalu, jeigu šiai dienai mūsų, sakykime, prieinamumas Lietuvos įstaigų bus tikrai nepakankamas, bet žmonėms su negale svarbiausia žinoti atitikimą konkrečiai to asmens poreikiams. Nes tokiu atveju jis gali jau pasiruošti, ar jam, jeigu būtina nuvykti į vieną ar kitą įstaigą, žinodamas, koks yra prieinamumas pagal jo individualius poreikius, jis atitinkamai gali pasiruošti. Ar vykti savarankiškai, ar pasiruošti, tiesiog pasirūpinti, kad būtų lydintis asmuo ir galėtų jam padėti, o galbūt informuoti prieš apsilankymą būtent įstaigą, paaiškindamas, kokia jo padėtis ir susitarė arba dėl alternatyvių būdų, arba kad ir organizacija padėtų jam saugiai atvykti ir gauti paslaugą. Kaip pavyzdys, va šiame puslapyje taipogi tiek jūs, tiek žmonės su negalia norintys, planuojantys savo kelionę, jie gali atfiltruoti ir konkrečią įstaigą ir gali atfiltruoti pagal bendrą prieinamumą, gali atfiltruoti, jeigu jam aktuali tik judėjimo negalia, jis atitinkamai gali atfiltruoti ir kaip pavyzdys, čia irgi gali atfiltruoti, kas pamatyti atitinka dalinai arba neatitinka. Ir šiai dienai, jeigu aš spaudžiu neatitinka, tai mes matome judėjimo negalę turinčiam asmeniui būtent jo kaip ir neatitikimą. Bet aš grįšiu prie bendro prieinamumo. Taip, čia internetas biški lėtokas. Tai ir kaip pavyzdys, aš parodysiu, čia paspaudę, čia galima paspausti į konkrečiai kažkokią įstaigą, bet tam, kad neanalizuoti jau kitų įstaigų, aš paspausiu testas, tai yra mūsų kaip ir bandomoji versija, bandėm tikrinti sistemą ir pačią anketą. Bet tai yra analogiška ir su kitom įstaigom. Šioje vietoje mes rezultatus pačių žmonių su negale pageidavimu teikiam šviesoforo principu. Raudona spalva tai reiškia neatitinka, geltona dalinai atitinka, žalia pilnai atitinka. Įrašymas pradėtas. Taip. Tai ir čia žmogus jau mato ne tik, gali matyti bendrą, čia yra pavaizduota kiekvienai negalės grupiai, koks yra prieinamumas. Bravo. Kaip pavyzdys, taip pat gali žmogus naviguoti pagal jam svarbius kriterijus. Kaip pavyzdys, jeigu mes paimsim, pavyzdžiui, prieinamą judėjimo trasą, tai mes jau galim matyti, kad judėjimo trasa yra pagal klausimus ir atsakymus, kad jinai yra aiški,
kad takai yra lygus, dviračių takai atskirti nuo pėsčiųjų ir panašiai. Tačiau taip pat mes matom, kad virš galvų yra išskiriančių objektų, kurie yra žemiau negu, aukščiau negu 2 metrai 110 centimetrų, tai tas yra neatitinka, reiškia, tie objektai yra žemiau. Ir panašiai mes galim kiekvieną kriterijų arba žmogus gali pamatyti. Dabar būtų tiek apie pačią sistemą, tokia pagrindinė informacija. Dabar tie, kas jau sukūrėt savo paskyrą, viskas yra tvarkoje, bet trumpa dar informacija tiems, kas dar nesukūrė. Pirmiausia, reikia užsiregistruoti sistemoje. Tai galima padaryti, paspaudę informaciją savininkams ir teikiant paraišką. Čia paprašys įrašyti savo elektroninio pašto adresą ir paspausti mygtuką siųsti. Tada sistema automatiškai duos atsakymą, paprašys užpildyti trumpą anketą apie įstaigą bei sukurti slaptažodį. Kai jūs jau gaunate iš sistemos laiškelį su patvirtinimu, kad jūsų registracija yra patvirtinta, tik tada jūs jau galite jungtis prie savo paskyros. Jungtis prie savo paskyros reikia va čia per čia esančiam kampelėje tokį nupieštą žmoguliuką su rakčiuku. Tiesiog čia paspaudžiate. Aš automatiškai jau patekau į sukurtą testinį profilį, bet jeigu jungiatės pirmą kartą, jūsų dar paprašys įvesti per Google autentifikatorių jame rodomą kodą. Deja, kitos alternatyvos, kaip prisijungti prie savo paskyros pirmą kartą nėra. Ir aš pati, kaip pavyzdys, asmeniškai naudojusi savo asmeniniu telefonu tam, kad prisijungti prie paskyros ir pastebėjau, kad vis plačiau būtent šita priemonė naudojama jungiantis ir prie kitų įstaigų arba atnaujinant slaptažodžius kitose platformose. Tai kai jūs einate savo jau įstaigą, čia iškart pradžių matot savo profilį, kuriame galit netgi pakeisti savo slaptažodį arba slaptažodį, kurį kažkas sukūrė jums, tai čia jūs visada galit pakeisti ir jungtis su tik jums žinomu slaptažodžiu. Kitas momentas yra skiltis administratoriai. Paspaudę šią vietą, jūs matote esančius jūsų įstaigoje administratorius, vertintojus. Administratorius tai yra turimo omeny, tai yra žmogus, kuris atsakingas už tą įvertinimą ir jo stebėseną. Gali būti tiesiog tas žmogus, kuris ir vertins, o gali būti, kaip pavyzdys, jeigu tai administratorius yra kažkurio miesto savivaldybė ir savivaldybė turi pagal įvairias sritis skirtingas pavaldžias įstaigas. Tai pavyzdžiui, švietimo įstaigas, sveikatos priežiūros ir panašiai, kultūros, sporto ir panašiai. Tai tokiu atveju administratorius savivaldybė gali sukurti kiekvienai įstaigai atskirus administratoriaus profilius arba yra paprastesnis būdas, tai tiesiog persiųsti pagal sritis pavaldžioms institucijom ir jau tos institucijos savarankiškai jungiasi tais pačiais žingsniais, kokius aš parodžiau pradžioje. Kitas būdas, ta pati įstaiga, galbūt yra, sakykime, kažkoks asmuo, dažniausiai vertinimą atlieka už ūkį atsakingi asmenys, bet gali būti ir kiti. Tai tokiu atveju pati įstaiga irgi gali sukurti administratorių,
būtent tam žmogui, kuris ir atliks vertinimą. Tai padaroma tiesiog paspaudžiant sukurti administratorių, užpildant, suteikiant slaptažodį, paspausti sukurti administratorių. Tokiu būdu atsiras dar vienas žmogus ir čia bus jam priskirtas objektas ir jo atskiras profilis. Bet jūs kaip pagrindiniai administratoriai galėsit šioje vietoje irgi stebėti visą tą informaciją, kaip pildoma anketa jūsų žmonių, įstaigų ir panašiai. Bet prieš tai, kaip pradėti pildyti klausimyną, neužtenka turėti vieną administratorių, reikia įvesti objektą. Tai reiškia objektas, kuris yra vertinamas. Tai galima padaryti tiesiog irgi sukuriant objektą. Kaip matote, aš jau čia esu sukūrus testas kaip objektą, kurį mes matėm žemėlapyje. Taip pat įvertinau neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir iš karto čia matau rezultatus. Esant reikalui, pavyzdžiui, jeigu pas jūs įvyko kažkoks pakeitimas, kažkoks prieinamumo padidinimas, visada galima tos duomenys naujinti. Dabar prie objektų einat, spaudžiant šitą strėlytę, jūs iš karto jau pereinat prie įstaigos pačio objekto kaip ir profilį. Čia yra informacija apie įstaigą. Dabar būna toksai irgi kartais žmonės klausia, kaip su tom koordinatėm. Koordinatės reikalingos tam, kad būtų atvaizdavimas žemėlapyje. Padaryti labai paprasta, tiesiog spaudžiat koordinatės. Šioje vietoje surandat, padidinant, sakykime, surandat jūsų įstaigą, spaudžiat nustatyti GPS koordinatės ir uždedat taškelį ir paspaudžiat nustatyti. Viskas. Ir tada jau koordinatės automatiškai čia atsiranda. Šioje vietoje jūs galite atnaujinti duomenis, jeigu yra pildyta, galite pamatyti, kaip atrodo žemėlapyje ir galite atsiųsti anketą PDF failu, jeigu tai yra reikalinga. Ir be abejo, objekto vertinimas, tai yra šitas mygtukas, jūs spaudžiat į objekto vertinimą ir iš karto patenkat į klausimyną. Taip, tai vat mes patekom į klausimyną. Šioje vietoje galima eksportuoti klausimyną ir galima importuoti duomenis. Importuojama tiek eksportuojama Excel formatu, tačiau labai svarbus momentas, aš tiesą sakant nerekomenduoju atspausdinti, sakykime, parsisiųsti Excelinį failą ir pildyti tame Exceliniame faile, o paskui importuoti. Nes pats Excelinis failas, jis iš tikrųjų jo naudotis šiek tiek yra sunkiau negu čia pildant ir tai yra laiko prasme irgi sutaupo laiko. Bet jeigu yra poreikis, nes tikrai negalima įvertinti statinio neatsistoję nuo stalo, kai kuriuos klausimus reikia pasitikslinti, pamatyti vietoje. Šiuo atveju, jeigu neturite planšetės, jeigu telefonu nepatogu pildyti, su kompiuteriu be abejo gali būti nepatogu, tai galite tiesiog eksportuoti ir atspausdinti ir atsakinėti į klausimus, o paskui atsisėdę tiesiog užpildyti šioje sistemoje. Ir paspaudę siųsti, automatiškai atsiras informacija žemėlapyje. Dabar prie pačio klausimino pildymo.
Yra irgi tokie atnaujinimai nuo pirminės versijos, testinės versijos, kuri buvo metų pradžioje. Galbūt kai kurie iš jūsų ir pildė metų pradžioje, bet tiesiog pagal tos pildymus labiau vyko testavimas pačios sistemos ir atsižvelgiant į visas išsakytas pastabas ir atlikti šitie pakeitimai. Pirmiausia, atsirado ir tas eksportuoti. Kitas dalykas, pildant atsirado mygtukas išsaugoti, atsiprašau. Tai šioj vietoj jūs, pavyzdžiui, užpildėt klausimus, sakykime, kuriuos galėjot atsakyti vienoje vietoje, norit padaryti pertrauką, paspaudžiat išsaugoti, duomenys niekur nedingo, jūs grįžtat ir toliau pildot. Tiesiog tam, kad duomenys būtų išsaugojami. Anksčiau tas mygtukas buvo tik pačioj pabaigoje kartu su siųsti ir tai būdavo nepatogu, nes pildant tu neskrolini iki galo. Tai va, tai čia tokia naujiena. Kita naujiena iš esmės pati klausimino struktūra pasikeitė dėl kelių priežasčių. Viena priežastis turbūt tokia kaip ir pagrindinė, nes buvo sunku atsakyti į kažkokį tai klausimą, nes jame buvo sudėti keli klausimai. Ir tada vertinant buvo toks pasimetimas. Jeigu du klausimai viename tame klausime yra taip, o vienas ne, tai kaip atsakyti, ne? Tai ilgai buvo diskutuojama ir pačių netgi ir žmonių su negale ir ne tik, bet ir pačių pildytojų, vertintojų prašymų buvo nuspręsta smulkinti, tiesiog dėti vieną klausimą ir jį atsakyti, kad būtų aiškiau. Ir šioj vietoj čia yra meniu šone irgi atsirado tam, kad būtų patogiau naviguoti. Kaip pavyzdys, jūs užpildot, atsakot vieną kriterijų, pagrindinė viena grupė, pavyzdžiui, atvykimas, kurį sudaro automobilių parkavimas, prieinama judėjimo trasa bei viešojo susitikimo statelės. Kai jūs jau grįžot, sakykime, kad ir kitą dieną, jūs jau šitą užpildėt ir jūs, pavyzdžiui, neužpildėt apie sanitarinius mazgus. Jūs čia paspaudžiat ir iš karto einat prie sanitarinių mazgų ir pildot toliau. Tai yra vėlgi tam, kad būtų patogiau. Dabar prie pačių klausimų ir klausimų atsakymų struktūros. Visi klausimai turi, atsakant visus klausimus, yra galimybė pridėti, įrašyti papildomą informaciją arba pridėti nuotrauką. Tai nėra privaloma, čia tiesiog paspaudžiat pridėti ir tiesiog iš savo kompiuterio arba telefono, kur nufotografavot tą failą įkelti. Ir galima tiek nuotraukų, kiek norima. Bet tai vėlgi nėra privaloma, pageidautina, bet neprivaloma. Dėl papildomos informacijos, kokiais atvejais tai yra tikslinga, kaip pavyzdys, paimsim, kad ir pirmą klausimą, ar pagrindinis įėjimas yra lengvai randamas, ne? Jūs pamatot, kokie yra kriterijai tam, kad atitiktų šiai grupiai. Tai svarbu, kad būtų lengvai identifikuojamas įėjimas, kad pagrindinis įėjimas, jeigu nėra lengvai identifikuojamas, tai kad turi būti kad būtų pateikiamos tinkamos vaizdinės arba taktilinės kelio radimo priemonės. Tačiau, sakykime, pas jūs yra kaip pavyzdys kažkokia specifinė situacija ir nėra, sakykime, lengvai identifikuojamas įėjimas,
nes pavyzdžiui, tai nereiškia, kad tai yra įėjimas lengvai identifikuojamas, kada tu jau priėjai prie durų ir matai užrašą. Tai turima kalboje, kai, sakykime, iš automobilio parkavimo vietos arba išlypę iš stotelės, ar yra lengvai pamatomas, ar yra kažkokios papildomos nuorodos, kaip surasti tą įėjimą. Ir šioj vietoje, sakykime, pas jūs kažkokia specifinė situacija, dabar taip kažkaip greitai pavyzdį nesugalvoju, tai jūs kaip ir neatitinkat šiems kriterijams, bet pas jūs yra kažkokia kita situacija, jūs tada čia papildomą informaciją įrašote ir galite pridėti nuotrauką tam, kad būtų aiškiau. Dabar ir šitos galimybės, tiek papildomos informacijos, tiek nuotraukos yra visiems klausimams. Atsakymų variantai. Atsakymų variantai yra tokie 3 tipų. Tai pirmas toksai variantas, kai yra klausimas ir to klausimo kriterijai. Tai atsakymas taip atitinka šiam aprašymui, reiškia spaudžiat, uždedat varnelę. Jeigu ne, varnelės neuždedat. Tai va, taip, varnelė, ne, nieko neuždeda. Gali būti toksai variantas. Tiesiog klausimas ir iš karto langelis, kur reikia atsakyti. Tai vėlgi, taip. Atsakote taip ir uždedat varnelę, ne, neuždedat. Čia taip pat, tuoj surasim trečią variantą galima. Va. Gali būti tokių klausimų. Kaip pavyzdys, ar pagrindinis įėjimas turi iškilų slenkstį, kuris yra didesnis nei 20 mm ar 2 cm. Ne? Ir yra galimi variantai. Aktualu, bet gali būti neaktualu. Ir visur parašyta, kokiais atvejais tai gali būti neaktualu. Tai gali būti neaktualu šiuo atveju tada, kai slenkstis iškilus yra žemesnis nei 2 cm. Tai tokiu atveju tiesiog spaudžiat neaktualu ir einant toliau. Tiesiog nesigilinant į šituos kriterijus. Bet jeigu slenkstis yra didesnis nei 20 mm, spaudžiat aktualu ir tada atsakote į visus šiuos klausimus, visus kriterijus, kurie skirti būtent tais atvejais, kada iškilusis slenkstis yra didesnis negu 2 cm. Tai va čia vėlgi tas pats variantas ir panašiai. Kitas dalykas, prie klausimų yra žymeklis I, tai reiškia informacija. Paspaudę jį, jūs gaunat tiesiog ištrauką iš teisinio dokumento, kuris ir nurodo, kodėl ta prasme, tą reikalavimą, kad taip turi būti. Jūs galit šitą perskaityti ir uždaryti. Kitu atveju, tik tai vienas aspektas, prie kurių klausimų paspaudę ženkliuką I bus tuščia. Tai šiuo atveju gali būti dar tobulinama ir pridedama sistema ir aš dabar paaiškinsiu, kodėl būtent šiame momente taip gali būti ir kokios yra alternatyvos. Pavyzdžiui, iš čia mes galim paspausti skaityti daugiau ir tokiu atveju mums atsidaro naujas langelis. Jūs galit grįžti, tiesiog tas niekur nedingo, uždaryti ir pildyti toliau, bet paspaudę čia, kur skaityti daugiau, jūs ateinat į jau kriterijų aprašymus.
šioj vietoj jūs galit bendrai atsidaryti pritaikymo kriterijai ir čia pagal visas grupes yra tas pats atvykimas, patikimas ir panašiai. Ir paspaudę, pavyzdžiui, tas pats patikimas, tie pogrupiai, mes kalbam apie prieinamą judėjimo trasą ir jūs jau matote visus jau kriterijų aprašymus ir jei kaip pastebėjote, yra easy to read, lengvai suprantamos kalbos ženkliukas, tai yra, sakykime, žmonėms, kurie ir pačiam žemėlapyje ieško informacijos, kad jie galėtų pamatyti ir lengvai suprantamos kalbos. Čia tiesiog paspaudę, jiem dar kitam puslapyje atsiranda būtent vertimas lengvai suprantama kalba. Čia šiaip gali būti naudinga ir jums pildant, tiesiog paprastesniu tekstu ir dar su paveiksliuku pamatyti tą aprašymą, kaip turi būti. Bet vėlgi tai yra nebūtina. Tai dėl tos priežasties, kad dar ne visi kriterijų aprašymai yra išversti į lengvai suprantamą kalbą, tiesiog kai gaunam vertimus įkeliam sistemą, tai dėl to kai kuriuose klausimuose mygtukas gali būti tuščias, bet jis pastoviai kasdieną vis papildomas, tai tiesiog labai atsiprašau, bet taip gali būti. Tai va tiek būtų iš manęs šiai minutei ir kaip tik dabar liko 24 minutės ir galite mane draskyti klausimais. Prašau, Vaiva. Tik garsiai jungti, negirdim kažkodėl jūs. Dabar išjungėt save, pabandykit įjungti. Negirdim. Tikriausiai rašote žinutę, gerai. Gerai, mes palauksim, kai jūs prisijungsit prie kito kompiuterio, galbūt kažkas kitas turi klausimą. Nejaugi viskas taip aišku, nejaugi aš taip aiškiai paaiškinau. Taip, matau Troškūnų Kazio. Va. Taip, Troškūnų Kazio, laba diena. Dabar toks klausimas, mes esame gimnazija ir ar mes turime patys rodyti iniciatyvą ir pildyti, ar tiesiog sulaukti savivaldybės nurodymų? Dėl administratorius aš turiu omeny. Čia būtų tik tai sveikintina, jeigu jūs patys parodysit iniciatyvą ir užpildysit. Kodėl tai yra svarbu ir šiai dienai, netgi kaip pagalbos gali būti priemonė būtent švietimo sektoriui, nes mes visi žinom, kad vyksta tūkstantmečio mokyklų programa, kur skiriamas finansavimas, o toms mokykloms, kurios tūkstantmečio programoje nedalyvauja, yra švietimo sporto ministro tvarkos aprašas, kuris irgi tos mokyklos, kurie nepateko į bendrą tūkstantmečio programą, gali kreiptis dėl finansavimo būtent prieinamumui didinti. Tai šioj vietoj jums patiems bus labai lengviau parengti projektą tikslingai nukreiptą į prieinamumą, nes kartais būna, kad priimami
dėja, šiaip ne tik su švietimu, bet ir kitose srityse išleidžiami pinigai neefektyviai, nepasiekiant to rezultatą. Tai šioj vietoj jūs įsivertinę matysit, ko jums trūksta. Ir tikslingiau galėsit planuoti tą projektą ir prašyti pinigų. Ačiū atsakymą. Ačiū Jums. Taip, matau, kad Vaiva grįžo. Taip. Girdite dabar mane? Taip, dabar girdim. Super. Aš turiu porą iš tikrųjų klausimėlių. Ar šis puslapis yra įgarsintas? Kol kas, ta prasme įgarsintas. Ar jis yra palaikomas, kad neregiai galėtų naudotis? Aha. Nes aš mačiau, kad vienas iš įvertinimų, ką mes turime vertinti, yra, kad neregiai galėtų patekti mūsų pastatus ir panašiai. Ir aš galvoju, ar pats puslapis yra naudojamas, ar gali būti naudojamas neregių, nes tada ką mes vertinam, jeigu jie negali naudotis puslapį. Visiškai teisingai. Ir pats puslapis, jo kūrimas, programavimas buvo derintas su Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjunga. Kartu su jais, tai jau jais kaip specialistai tikrino ir palaikoma, ta prasme, jų programinė įranga, ar gali, ta prasme, ar kontrastas yra pakankamas, ar jų programinė įranga skaito visą informaciją ir panašiai. Tai atsakymas taip, nes pasitikim Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjungos specialistais. Kitas dalykas papildomai, kadangi jūs pastebėjote, kad yra kitos grupės klausos negalia ir pažintinių funkcijų sutrikimai, dėl šių žmonių yra verčiama į lengvai suprantamą kalbą, tas procesas vyksta ir taip pat šiuo metu vyksta vertimai į gestų kalbą. Tai tikrai jau tais metais bus sutvarkyta iki galo. Tai kai jau bus ir duomenys, ką matyti žemėlapyje, būtent dėl įstaigų prieinamumų, tai ir žmonės galės pagal jų poreikis ir pačią sistemą naudotis. Supratau. Gerai, tada mano sekantis klausimas būtų, mes esam darželis, mes neturim savo atskiro parkingo. Ten yra N klausimų apie parkingą ir yra privažiavimas, neįgaliųjų privažiavimas. Taip, jeigu pas mumis yra aplinkoje gyvenami daugiabučiai ir jie turi parkingus. Ir aš suskaičiavus, kad tenai yra tikrai mažiau nei 60 metrų. Bet jie turi perėti gatvę ir tenai yra slenksčiai. Tai čia koks tada būtų, kaip ir yra, bet jie neprieinami, ar pastabas turėčiau rašyti? Jo, labai geras klausimas. Iš tikrųjų, apie tai nebuvau paminėjusi, bet tai yra labai svarbu, nes tikrai gali būti, kad tiek jūsų darželis, tiek ir kitų čia susirinkusių įstaigos gali būti, kad, sakykime, yra įstaiga, yra jūsų teritorija, o automobilių parkavimas, ten, aišku, šviesoforas ir panašiai yra kitur, ir kaip ir, arba tas pats šaligatvis jums gali nepriklausyti, ir tada, yra klausimas, ar čia aš turiu vertinti, jeigu čia man nepriklauso. Iš tikrųjų, reikia vertinti, čia aš kol kas į vieną dalį jūsų klausimų, paskui į kitą dalį atsakysiu. Tai vis tiek reikia vertinti, nes reikia žiūrėti iš kliento pusės, nes klientas, jam nesvarbu, čia jūsų teritorija, ne jūsų teritorija, bet jis eina pas jūs. Tai reiškia, jis turi prisiparkuoti arba atvykti viešuoju transportu ir nuo to taško patekti aiškiai į jūsų įstaigą. Tai šiuo atveju nepriklausomai, kad tai yra ne jūsų teritorija, arba netgi gali būti, kad, pavyzdžiui, jūsų statinys, jūs esat nuomotojai, nes statinys priklauso turto bankui. Tai čia analogiška situacija. Arba gali būti vienas pastatas, o jame keletą įstaigų. Tai bet žmogus ieško ne šiaip pastato kaip objektą, kurį pažiūrėti, bet konkrečios įstaigos. Tai šiuo atveju jūs vertinat savo paslaugų teikimo vietą,
o tas jau patekimas, atvykimas, nu jis bus kaip ir bendras, bet vis tiek reikia į tai atsižvelgti. Tai čia yra atsakymas toks bendras visiems vieną klausimą. Dabar, ką daryti tokiu atveju, jeigu, kaip jūs minėt, yra arčiau negu 60 metrų, bet tai yra kaip ir gyvenamųjų namų teritorijoje ir reikia pereiti gatvę. Tai tokiais specifiniais atvejais aš, bet toks klausimas, ar ten gali prisiparkuoti, ar yra galimybė prisiparkuoti, sakykime, mamai, neįgaliai mamai, bet kurie atveža sveiką vaiką darželį. Ar negali ten prisiparkuoti? Ar visą laiką užimta, kai būna kiemuose? Ne, nu jie kaip tik visą laiką laisvi, dėl to, kad dauguma daugiabučių yra neprieinami neįgaliesiem. Ten visur laiptai, viskas pas mus, čia aš Palangos kalbam, pas mums yra 5-aukščiai namai, jie liftų neturi, tai tie parkingai visada kaip tik yra laisvi. Bet problema yra patekimas nuo parkingo iki pastato. Tenai yra, perinant gatvę, nu kaip, tenai yra tie, Jėzu, kaip vienas šaligatviai. Šaligatviai yra kaip ir paleisti, bet nu, realiai jie nėra tiek pravažiuojami, jie yra nuleisti kažkiek, bet jeigu žmogus su vežimėliu važiuotų, vėl nežinau, kaip čia baigtis, nes, nu, ta prasme, jie nėra iki galo nuleisti, tai ar aš turėčiau tą idėją, nu, jinai atvežti vaiką paleisti gali ir prie gatvės tą gali padaryti. Čia nereikia net parkingo. Supratau. Bet kad normaliai pasistatyti ir iš tikrųjų išlipti iš tos mašinas ir, na, nežinau. Čia klausimas. Supratau jūsų klausimą ir būtent dėl tokios priežasties yra galbūt daugiau tų klausimų smulkiau aprašyta atsakant, nes kad neįvelti tiek daug aplinkybių vieną klausimą, kur paskui nežinai, kaip atsakyti, ne? Nes lyg tai parkavimo vieta yra, nu, tai, bet jinai, nu, jos takai nenuleisti borteliai, tai dėl to, sakykime, jūs matysit, klausimas apie automobilio parkavimo vietą, jūs atsakot taip, paskui bus kiti klausimai, patekimas nuo automobilio parkavimo vietos iki pastato, tai yra jau ar prieinama judėjimo trasa, atskirai, bet jeigu tas, sakykime, yra bortelis, sakykime, nenuleistas, pagal normatyvus yra ten ir skaičiai nurodyti, jeigu pas jų ir jūs atitinkamai atsakot, kad neatitinka, yra tas bortelis. Tai tiesiog į tuos visus niuansus jūs ir atsakinėjat. Kitų atveju, jeigu vis tiek galvojat, kad čia tam tikra specifika, tada tiesiog pateikėt papildomą informaciją, parašote arba nufotografuojat jūsų nuožiūrą. Bet šiaip būtent dėl to ir yra taip susmulkinti tie klausimai, kad būtų aiškiau, nes visi atvejai yra individualūs ir skirtingi. Gerai, aš čia žinau, kad dar 2 klausimai ir tada... Viskas gerai. Gerai, tai dar noriu paklausti, visose įstaigose yra privaloma tikrinti pastatą, mes dažniausiai turim kažkokį tai žmogų, kuris prižiūri pastatą, ten tikrina būklę ir panašiai. Ar aš galiu tam žmogui užkrauti šitą darbą? Sukurti jam kitą tą administratoriaus tą prieigą, nes vis tiek žmogus supranta apie pastatą, jis realiau pažiūrės, to labiau ir taip fotografuojas. Ir gerai, tada atsakėte šitą. Ir dar klausimas buvo, kodėl yra toks pasirinkimas padarytas sukurti atskirą platformą, būtent tas Stasis.lt, o nenaudoti Google Mapsus. Nes Google Mapsai jau turi tą prieigą, ar yra prieinamas pastatas, ar neprieinamas, ten gali labiau įeiti. Kodėl buvo pasirinkta sukurti naują platformą? Jo, bijau, kad šitas klausimas jau ne man. Labai iš tikrųjų gaila, bet negaliu atsakyti šį klausimą, nes ir tiesą sakant, metų pradžioje, kai buvo sukurta pirminė versija ir atliktas testavimas, aš dar net nedirbau departamente ir
negaliu atsakyti, kodėl būtent taip yra nuspręsta, o ne bendrai su Google Maps. Supratau. Gerai, tada tiek klausimų. Tai Mes galim darbą nusimesti. taip, iš tikrųjų, kaip, be abejo, tai yra logiška, kad atliktų tie asmenys, kurie ir taip atlieka statinio priežiūrą, ar už ūkį atsakingi asmenys, kurie yra atsakingi už šiuos dalykus, nes be abejo, jiems bus lengviau, paprasčiau ir klausimai bus labiau suprantami, nes kai kuriems, sakykime, darželio, pavyzdžiui, auklėtojams reikės ilgais ir keliais kartus galbūt net perskaityti klausimą, kad suprasti, kas turi omeny. Taip. Gerai, ačiū labai. Nėra už ką. Taip, matau, kad yra klausimų. Taip. Tai pirmas klausimas Jolitos, dėl iki kada reikia užpildyti. Užpildyti reikia iki sausio mėnesio pabaigos, tai iki kitų metų sausio 31 dienos. Prisiregistravus prie sistemos, turint paskyrą ir norint prisijungti, matomas QR kodas. Kodas su numeriais. Taip, klausimas yra apie tai, kad aš ir minėjau šiandien, kad kitos alternatyvos dėja nėra. Tai yra tiesiog tas dviejų būtų autoidentifikavimo kaip ir sistema dėl asmens duomenų saugos, kad ir aš, pavyzdžiui, negalėčiau prisijungti ir už jūs užpildyti, tai yra būtent per Google autentifikatorių. Tai šiuo atveju tie skaičiai, kuriuos matote šalia QR kodo, tai tie skaičiai tiesiog nereikia kreipti jos dėmesio, tai yra programiškai kažkaip jie ten atsiranda, bet juos tiesiog reikia ignoruoti, nes bet kuriuo atveju reikia parsisiųsti į mobilųjį renginį Google autentifikatorių. Aš asmeniškai parsisiunčiau savo asmeninį telefoną, kaip ir minėjau anksčiau, nes būna taip, kad ir kitos platformos arba įstaigos irgi naudoja Google autentifikatorių. Tiesiog parsisiuntę Google autentifikatorių, tą appsą atsidarė, su tuo appsu reikia skenuoti QR kodą ir appse bus tie 6 skaičiai, kuriuos reikia įvesti. Taip, kitas klausimas, po registracijos, kai supildo įstaigos duomenys, dar turiu gauti patvirtimą, nes bandant jungtis, rašo, kad nėra prieigos teisių. Taip, po registracijos tik sulaukia laiškų patvirtinimą, tik tada galit jungtis. Ir yra toksai irgi, nenorint nieko įžeisti, aš pati buvau susidūrus su to, kad lyg tai viską padariau ir man meta klaidingi duomenys. Ir mes su programuotojais labai ilgai tą visą žiūrėjom, peržiūrinėjom ir rezultate programiškai viskas yra veikia, tačiau aš pati, kaip pavyzdys, jau tiesiog senai neatnaujinau tam pačiam Google autentifikatorių slaptažodį, pas mane, kadangi daug tų yra prieigų prie to paties Stasio iš skirtingų institucijų, tai susimakalojau arba ten neteisingai ten kažkur tašką neuždėjau ir panašiai. Bet jeigu tokia situacija kartojasi, tai mano patarimas, kuris šiaip dažniausiai suveikia, tiesiog uždaryti visą, uždaryti Stasys LT puslapį, vėl atidaryti iš naujo ir vėl jungtis. Jeigu prašo iš naujo QR kodą, tai iš naujo skenuojam, bet įvedam, nes Google autentifikatorių platformoje tada atsiras du kodai. Tai naudotis tuo paskutiniuoju, kuriuo jūs
tos skaičius, kuriuos jūs nufotografavot. Bet šiaip sistemiškai, bendrai sistemiškai viskas veikia. Kitų atveju galbūt galiu patarti tiesiog pasikonsultuoti su jūsų įstaigoje esančiu IT specialistu. Nes iš mūsų pusės tikrai mes tą visą stebėm, tai viskas veikia. Ir taip neturi būti. Taip, ar atsiųsite mokymų įrašo? Taip, mokymų įrašas po pasibaigus mūsų šiandienos susitikimui už 5 minučių, neužilgo visi gausite. Jo, čia yra toks pat dėl prieigos teisių klausimas, kurį ką tik atsakiau. Taip, jeigu pildant iškiltų tam tikrų klausimų, ar galima jums paskambinti, ar kreiptis į kitą asmenį. Kreipkitės drąsiai į mane, esu šiaip draugiškai nusiteikusi, suprantu jūsų nuogąstavimus, bet dėl bendros tendencijos tikrai mes turim tai atlikti. Tai taip, skambinkit arba rašykit tiesiai man, nes jeigu parašysit kitiems, tai tada vis tiek nukreipsi mane, bet kad būtų tiesiog trumpesnis tas paieškos kelias, tai visada laukiu ir visada esu pasiruošusi nuo 9 ryto iki 5 vakaro atsakyti į jūsų klausimus. Tik tai noriu įspėti, kad jeigu neatsiliepiu, tai gali būti, kad aš dalyvauju kažkokiam tai pasitarime, tai tiesiog, nežinau, nesupykti, pasistengit nesupykti ant manęs, tada brūkštelkit laiškelį arba perskambykit už kokios valandos. Taip, dar vienas klausimas atsirado. Jeigu mūsų centras įsikūrė savivaldybės administracijos patalpose, ar įvertinti reikia mums patiems? Iš tikrųjų, tai taip. Jums reikia įvertinti, kaip ir minėjau, analogiškai tokiais atvejais, kai yra vienas pastatas, bet keletą įstaigų, iš jūsų klausimo supratau, kad ir įėjimas yra bendras, tai reiškia, reikia įeiti į savivaldybę tam, kad patekti į jūsų pastatą, tai šioj vietoj gali tiesiog pakalbėti su savivaldybės administracija ir tiesiog nurodyti jūsų įstaigos pavadinimas, kad atsirastų. Adresas tai būtų savivaldybės, bet duomenys būtų savivaldybės. Tiesiog, kad galbūt ir pati savivaldybė tiesiog galėtų sukurti kaip atskirą objektą su jūsų pavadinimu, bet atsakymai jie vis tiek, manau, bus identiški. Tai va, tai čia būtų toksai atsakymas. Bet jeigu yra pastatas, bet skirtingi įėjimai, tai tiesiog kiekvienas įėjimas, kiekviena įstaiga atsako, vertina savarankiškai. Nu va, prasidėjo padėkos, tai jums ačiū, iš tikrųjų jums didelis ačiū, kad jūs atsiliepėt šį kvietimą, kad jūs užsiregistravote tiek prie sistemos, tiek prie mokymų, išklausėt mokymus ir jeigu, ir aš esu tikra, kad tikrai taip gali būti ir jums kils klausimų pildant, atliekant vertinimą, tai nebijokit kreiptis, kad ir gali būti jums atrodytų kvailų klausimų. Kvailų klausimų nebūna ir tikrai drąsiai kreipkitės, aš esu tam, kad jums padėti. Tai ačiū labai visiems. Matau, klausimų daugiau šiame momente nėra, bet visada jiems atsirandant galit kreiptis. Linkiu jums gražios dienos, taip pat gražių artėjančių žiemos švenčių ir
tikiu, kad mes dar bendrausime ir bendradarbiausime. Tai kol kas būtų tiek. Gerų darbų ir sėkmės pildant sistemą. Ačiū Jums.